Sveiki. Šiandien mano darbo diena, dalis darbo dienos yra Liepojoj ir norėjau pasidalinti apie pačią veiklos specifiką, nes dažnai sulaukiu klausimų, ką tu veiki, kokia tavo diena, iš ko jinai susideda. Tai noriu pasakyti, kad tų dienų yra įvairių. Tikrai labai daug laiko praleidžiu prie interneto, prie kompiuterio, dėl to, kad įvairios prezentacijos, pasiruošimas renginiams, visa tai vyksta. Bet aš taip pat esu propaguotoja ir gyvų susitikimų. Ir dėl to kartą ar du tikrai atvažiuoju į Liepoją ir čia turiu ir tokių asmeninių susitikimų. Ir taip pat turiu tokių vakarėlių. To vakarėlio tema dažnai būna pagal situaciją, pagal metų laiką, bet visada antra dalis, praktinė dalis yra moterim grožio tokių procedūrų ir mes skanaujame sveikus kokteilius, mes lepinam savo odą kaukėmis, kurias pasigaminam taip pat iš tiens produktų. Tai žodžiu, moterim labai patinka ir jos į kiekvieną susitikimą vis atsiveda dar savo draugių. Tai tikiuosi, kad šį vakarą taip pat mes turėsim nemažą būrelį moterų, daugelis jau man atsakė, kad dalyvaus. Na, o kas dar su jomis kartu ateis, arba ne visada visos iš tiesų ir atsako. Tai tikiuosi, kad būrelį tikrai turėsim. Ką noriu tuo pasakyti? Noriu pasakyti, kad mes, kurie dirbame tinkliniam marketinge, savo laiką planuojam patys, bet tai nereiškia, kad mes veikiam mažai. Mes veikiam dar daugiau tikriausiai ir su dar didesnė atsakomybė, dėl to, kad nėra padėta ant stalo darbo užduotis. Mes tiesiog patys tas užduotis turime savo susikontroliuoti, pasiruošti ir patys padaryti, patys suplanuoti, nes kiekvieną žinom, į kokį mes tą tikslą norim išeiti. Tai dėl to noriu pasakyti, kad tai nėra labai lengva. Ir aš dėl to suprantu žmonės, kurie nenori tinklinė marketinge nieko veikti, nes turbūt supranta, kad reikės daug ką daryti, ne visada supranti, ne visada iš karto padaręs matai tą rezultatą. Yra taip, kaip yra, bet žinokit, per